Tai labą rytą. Turbūt lietuviška vasara. Šita vasara kaip nieka tokia keista. Mažai šilumos. O šiandien Liepos 12 diena, šeštadienis. Kalbu tyliai, nes dar anksti. Atvažiavau trumpai sesijai. Tai nuo ryto iki vakaro iš namų išvažiavau 5. Dabar jau yra 7. Esu Plūščios tvenkinukį. Vadinasi jisai Plūščios trofėjus. 2 sektoriukį. Jau plius minus viską susiruošiau. Eisiu pasimaišyti pašariukus. Tai matot, aš tik birukai. Eisiu pasimaišysiu pašariukus ir užsimetinėsim. Tai vėl dabar daug nekalbu. Darom pašariukus, o po to pabendrausim. Pašariukas gavus. Pašariukas gavus. Net pats kartais pavydžiu, kokį maistą mes duodam tiem žuvėliokam. Ką, dabar turbūt pasiruošiu sistemėlės, tada varau ieškoti taškų ir užsimetam, tai iki užsimetimo. Kas čia vyksta? Ieškau taško va toks žolėse. Na, tai sveiki tą kartelį. 8 valandos ryto jau. O užsimečiau. Pilnai pasiruošiau.
Dabar jau galima bus laukti. Tai vieną mečiau iš viso šičia arti. Kur čia? Šičia? Čia 40 gal metrų. Kitą mečiau ten už vagos grubiai, apie 100 metrų. O trečią mečiau ten apie 108 metrų. Kažkas tokio. Šiaip arti rodo daug žuvies prie krantų, bet pabandom toliau. Žiūrėsim, kaip bus. Iš tikrųjų neplanavau važiuoti žvejoti šiandien. Nebuvau jau daugiau negu 2 savaitės prie vandens. Situacija labai paprasta, tai turiu 2 sūnus ir laukiamės dukrytės. Turėjau Liepos 1 gimt dukrytę, bet biškį po terminų. Tai pasižiūrėjom su žmona, kad gerai pakankamai dar jaučia šiandien. Tai šiandien atvažiavau prie šito telkinuko. Nesu nakvynę, tik dienai, nes jeigu kas, kad spėt greit grįžti namo, susirinkti šmutkės ir pūst namo, kaip sakoma. O sekantį žvejybą vėl nežinau, kada tiksliai bus, nes turim sulaukti jau vaikučių, jau ir taip terminas kaip ir praėjęs. Tai laukiam vaikučių, sulauksim vaikučių, žiūrėsim, kada jau bus galima ir važiuosim toliau žvejot. Apie konkursėlį, ne? Dabar reiktų pakalbėti. Tai buvo planas surinkti, pasiekti 200 pem subų. Pasiekėm, skop 330 buvau lygtais vakar, kai žiūrėjau. Tai ačiū chebrytė visiems. Širdingas, tikrai ačiū, kad subinat, kad laikinat, kad žiūrit šitą kontentą. Kursim jį ir toliau tikrai. Tai kas liečia patį konkursiuką, tai ant šitų video parašykit į komentarą kažką. Noriu, laimikį kokį esat pagavę šį sezoną, dar kažką, bet ką pakomentuokit. Ir kai kanalas pasieks 500 subscriberių ribą, prenumeratorių, tada aš iš šito video būtent komentarų sekcijos išrinksiu ne vieną, išrinksiu 2 laiminguosius. Tai 2 laiminguosius, kurie laimės pasirinktinai arba kukulių, arba žvejybos reikmenų parduotuvės 25 eurų dovanų kuponą. Tai realiai 2 laimingieji bus, ne vienas. Tai 2 žmonėm padovanosiu po 25 eurų dovanų kuponą, dėl to, kad žiūrit esat. Ir tiesiog tokia mano padėka į jūsų pusę bus. Turbūt apie konkursėlį tiek. Tai būtinai užsiprenumeruokit kanalą, kas dar neužsiprenumeravę. Paspauskit ant video laiką, parašykit komentarą. Ar tai savo laimikį, ar apie video, ką norėtumėt daugiau pamatyti, ko nenorėtumėt matyti iš vis, ką darau blogai, ką darau gerai, kaip kas jums atrodo, tinka, patinka, nepatinka irgi, kad ir kokią emociją sukeliu, būtų įdomu ją visą sužinoti, kad ir kaip bebūtų. Bandom tobulėti, kurti šitą turinį, žiūrėsim, iki ko tai užaugs, kaip pasiseks, tai vis tiek tiesiog hobis, tai plėtoju tai kaip hobį. O dabar tiesiog lauksim toliau kibimų jau. Tai susimatom ties kibimu arba ties sekančių updėtų. Ate. Dar kol laukiam kibimų, tai už kukulių užsisakiau žuvinį mystery boxą. Tai aišku, jau atidariau, dėja žinau, kas viduje, nebus pilnas unboxingas, nes tiesiog užsisakiau šitos dalykus žvejybai, paturėti. Tai reikėjo juos įsimt, bet visas kitas turinys, kas dabar bus, tai viskas bus su mystery boxų turinys. Tai pasižiūrim. Powerbanką darom. Ir iš karto matom naują kepuriuką gavom.
kukulių. Liuksas, super. Išbandysim šiandien dar pat kepuriuką. Taip pat galim iš tikrųjų skėtis. Važiuojam. Pamatysit mano gaurus. Nenuvažiuoju vis pas barberį. Sorry, Justai, atvažiuosiu kažkada tikrai greitų metų, jo reikia verkiant. O, nu, kaip kepuriukas tinka. Fainas kepuriukas irgi. Pasidedam šonų žvejybos reikmenų. Gerai. Pasvapinam kepuriuką. Dabar pasižiūrim, kas viduj. Taip, tai viduj pirmiausia popikai. Squidfishas ir shellfishas. Kokie gražus, margi. Toliau. Bloodwormas, peletikės mažos. Peletikės. Ne, peletikės. Toliau. Shellfishų baltyminiai. Bloodwormų baltyminiai. Tada toliau halibutų peletės, didesnis jau. Tada toliau shellfishų baltyminiai ir žuvinis peletės didelis. Nice. Šią žvejybą neplėšim, kai važiuosim sekantį kartą jau ilgesnė žvejyba, gal net 2 parai išeis kokią. Tai tada atsidarysim žuvinukus ir išbandysim žuvinius. Super, super. Šiaip didžiąją dalį savo jaukų pašarų perku iš kukulių, kartais kažką iš kitur pamaišau, aišku. Dabar turiu tą savo naują fetišą kreivus dinamitų. Visą laiką žvejojau ant kukulių braškės, dabar tokia biškai kitokia braškė su kanapėm bandau dar. Dypeksu esat matę tikrai. Tai rekomenduoju vis tiek apsipirkti kukulį, pasižiūrėti. Aš apsipirkinėjau tiek kukulį, tiek krante, tiek kitose karpininkų parduotuvėse, žuklės reikmenų parduotuvėse, bet kas liečia jaukus visus, pašarus, tai reikia stengtis naudoti kokybiškus, nes ant tų šūdinų realiai niekur nepagausi. Nenuostabu, jeigu ant gerų ir šiaip žuvys pripratusios prie jų jau daugmaž visur. Tai tiesiog rekomenduočiau naudoti kokybiškesnius. Ką dar turiu iš tų boiliukų, tai galiu parodyti. Tai dinamitų dumbeliai, boiliai, tai Tiger Nutas. Toliau kreivas. Gaivi braškė, tutis frutis, ananasas ir slyva. Čia vafteriai, o visur kitur popikai. O čia iš vis nei popikas, nei vafteris, čia tiesiog boiliukas. Tiek reikalų. Iki vėliau. Brave.
Bet ženklas geras. Jaučiau, kaip pasikirto, tada užkliuvo kaip ir kažkur, ar į dugną nuėjo. Ir jaučiau, kaip pasispardė ir atsikabino. Bet čia kablys didelis antrų numerių, tai gal kažkas mažesnių kibų, neaišku, bet gražiai išvažiavo, karpinis šiaip kibimas buvo. Super, pirmas kibimas, praėjo pusvalandis po užmetimų, greitai nupersimest. Nu ką, trumpas updėtas, ką tik buvau išvažiavę ant Tiger Nutų, pakirtau, tada nuėjau kažkur kietai į dugną, biškį stipriau gal timtelėjau ir jaučiau, kaip suspardėjau ir atsikabinu. Tai įtis turbūt, bet ženklas geras, pirmas išvažiavimas. Super. Nu ką, 9:30. Kol kas tik tai tą vieną kibimą turėjau, persimečiau dar pusvalandukas ir persimešiu kitas 2 meškeres. Bandysim persimest kas porą valandžikių, kas 2-3 gal, kažkas to daugiau intervalė, pasižiūrėti, kas kaip kur. Suviliau tą žuvelę, kad nelikt be kibimų. Tai kol kas tiek, iki vėliau. 10:30, kol kas daugiau kibimų nebuvo. Persimečiau 2 meškeres. Ten, kurios kibų 8:30 dar kol kas palieku pusvalandukui. Kokia 11, gal 12 iš vis permesiu ją. Vieną meškerę perkeliau, čia tą, kur 30 metrų nuo krantų buvau užmetęs. Tai dėjau ten kitam gale 170 metrų. Nes čia tokios žolės negražios, nepatiko. Šiaip antrą meškerę irgi nepatiko. Ištraukiau su kūčių žolių. Biški dabar metrą lygtais atkėliau nuo tų žolių. Nu, pasižiūrėsim, kaip dabar jinai dirbs, nedirbs ir panašiai. Taškuose žuvies kaip ir rodo, bet ne faktas, kad, žinai, kips. Tai toks updėtas šiai akimirkai. Iki vėliau. Kol kas tyluma. Užsimaniau valgyti. Tai einam, pavalgysim 24 valandų milsas. Čia daniškas ir švediškas davinys. Pasta bolonezė matau. Tai makaronai. Davai, daromės makaronus. Šičia ne taip kaip lietuviškam nėra kaitinimo elementų, tai ką darysiu? Į puoduką įsipilsiu vandens, užsivirinsiu ir tiesiog įdėsiu tą visą, pavirsiu, kad sušiltų. Tai pabandom pafilmuoti turbūt. Ai, tikiuosi, kad matos. Tai pažiūrėsim. Jo, matos. Vėjas pučia į šitą pusę, nu ką darys. Kol užvirs, galim pasižiūrėti, kas dar viduj būna. Tai čia pats patiekalas. Toliau šokoladukas, šokoladinis, chocolate bar.
vyšnių saldainiai kažkokie. Atsidarysim vėliau, pasižiūrėsim. Izotopinis gėrimas pineapple flavor, tai ananasų skonių. Laukinį braškį proteinas. Proteinų batonėlis karamelinis. Šaukštenzo. Dezinfekcinį servetėlį. Ir guma. Dar buvo kava, bet kavą praeitą žvejybai, prisimenu, pasiėmiau, neturėjau kavos, pasibaigė kava, tai sunaudojau. Pasiliekam tą versiją, tai įsidedam, tą panaudosim. Taip. Iš tikrųjų atsigerčiau gal ir kavos, bet neturiu kavos, nenusipirkau. Kad ir koks liūdėsėlis. Gera dujinė. To užvirs iš tikrųjų jau. Oras dabar fainas, dingo debesiukai. Virimų procesas iš arti, patrauks kroksą. Pusryto kai tokie bus pasta bolonezė. Gerai. Gyrai. Mantui tai čia būtų išvis super. Tokie pietukai jau čia būtų jo. Aš nelabai mėgstu pastą, tai. Bet šį kartelį teks. Galima paskaityti aprašymą, gal parašyta, kiek virt reikia. 400 gramų, šiaip daug. Ai, va, ir rašau. This dish can be consumed hot or cold. To heat the meal, place the unopened porridge in a cup canteen. Fill the cup canteen with water and heat up. Boil the water for 10-20 minutes. Carefully remove the porridge from the water and open up for consumption. Tai jis valgomas ir šaltas, ir karštas, pasirodo. Pašildyti 10-12 10-12 minutes, ne 20, 10-12 minučių. Pašildai ir viskas. Užviro. Pamerkim. Ir nuo dabar 10 minučių pavirsim. Tai yra dabar 11:08, tai iki 11:20. Gal nefilmuoju virimo procesų, o taip virs, tai po 10 minučių susimatom.
Tai ką, trumpas updėtas. Antras kibimas, vėl žuvies nėra krante. Tai šį kartą iš ten kažkur, iš to tolimojo taško parsitempiau iki pat čia ir jis tiesiai žolėse užstrigo. Tai realiai nesivaldė visiškai traukimų metu, nežinau, neįvaldyti. Tiesiog bandžiau į priešingą pusę pakreipti ją, kad plauktų, jinai vis tiek plaukė būtent į tą krantą, į tas žolės ir nieko negalėjau padaryti. Tai nenorėjau lupt plėšti, bandžiau švelniai traukti. Tai. Bet kibimų yra, viskas liuksas. Persimečiau, laukiam sekančių kibimų. Iki. Nu ir aišku, jau išvirti makaronenzo 20 minučių ilgiau negu reikėjo. Tai einam pavalgyti makaronų. Kibimas biškį sumaišė. Bet gerai, kad kimba. Kartus nuo kartų pypt. Jeigu dar realizuočiau bent vieną žuvį, tai iš vis būtų labai gerai. Tai aišku, dar turim valandų daug, tai dar manau realizuosim. Taip. Kvepia visai neblogai. Atrodo va taip. Paragaujam, ne? Nu va, užvalgiam, tai biškį pasėdėsiu ir iki sekančių. Be 21 persimečiau meškerytės, pakeičiau 2 taškus iš tikrųjų, tiek antrą, tiek trečią, biškį nutolinau, abudu už vagos pastačiau, trečią partinau iš ano krantų. Ir viskas, kol kas tyluma, laukiam kibimų. 2:30. Kol kas jokių judesių. Einam gal biškį prasivaikščiot. Pasiimam signalizatorių, pagerį. Maža ką.
Jokio judesio nuo 12, tai kiek čia, 3 valandos. Grubiai, 11 pusė 12 paskutinį kibimą turėjau. Šiaip žuvis vartos, šilta dabar belė kaip. Tai gal kad šilta, sunkiau juda. Vakare gal sujudės dar. Oi. Vieta šiaip faina, graži. Čia parkingas. Čia mano sektoriukas, toliau iš tų švendrių 3 sektoriukas, įda toliau 4. Iki sektoriukų važiuot neina, nuo parkingų reikia neštis daiktus. Kas iš tokių rimtesnių temų turbūt, ką irgi reiktų paminėti, kad tokie kaip šitas tvenkiniai yra trofėjiniai tvenkiniai ir čia ne tik karpį gali pagauti, bet erškėtą, amūrą, karosą, lyną ir visi daug metų puoselėjami, auginami. O tai gal didžiausias aspektas būtų tiem žvejam, kurie vis dar mėgsta tempti žuvį namo. Tai aš manau, kad parduotuvėje gali nusipirkti kokybiškos, geros žuvies ir pavalgyti. O ką pagaunam pas save tvenkiniuose, reiktų paleisti atgal, žinokit. Žinau, kad heiteriai suheitint šitą mintį, bet nežinau. Ant žvejybos išleidžiam daug pinigų, ar gaila ant 10 eurų išleisti ant žuvies, 20 eurų. Manau, kad negaila nusipirkti tą žuvį ir pavalgyti skaniai ir suteikti progą mūsų vaikam, anūkam po N metų atvažiuoti prie to pačių tvenkinių ir pasigauti savo gyvenimų trofėjų. Tai puoselėkit žuvį, žmonės. Oi, oras fainas, geras, gražus. Galiu dar parodyti biškai tvenkinuką, prasijudėti, truputį galim. Irgi kai stagars atsisėdau, sėdėjau visą laiką. Kiek galima sėdėti, reikia pasivaikščioti. Prie kranto vis va matos tokių visokių kliuvinių, bet tik prie kranto vis. Kelmas dar kažkas įkritę. Nors ir toliau per vidurį yra daug žolių, tai kaip temsi neretų atveju gali važiuoti į žolės. Kaip ir aš tą paskutinę žuvalą palikau žolėse. Net neaišku, kas buvo, bet aišku, jinai nesivaldė, gal aš dar ne taip valdžiau, kaip turėjau valdyti. Tai pažiūrėsim sekančią žuvį, bandysim suvaldyti. Bandžiau valdyti, bet nesugebėjau. Gal trūksta praktikos. To mes čia ir važiuojam pasipraktikuoti. Ten už tų medžių karvutės ganos. Pirmai čia šalia buvo sugilusios, dabar kažkur išėjau pasivaikščioti. Tiek tų reikalų. Laukiam tolimesnių tada turbūt kibimų. Kurios?
Ok, einam pasižiūrėsim. Kas čia gavos? Gerai. Nu ir ką, pasidarom nuotraukytę. Nepaliekam atidengto. Ok. Siri, say cheese. Hey Siri, say cheese. Hey Siri, say cheese. Siri, say cheese. Nebendrauja Siri su manim visiškai. Siri, say cheese. Hey Siri, say cheese. Senamadiškai. Bus greičiau. Gerai. Bus gerai. Pasisveriam dar. Šimatų 7,5, tai grubiai 6 kg. Pats gazas. Oi, nu dar išarti kartelį. O toks. Viskas gana. Karšta laukia. Tegul plaukia į laisvę.
Gerai. Įsėmėm miškį giliau. Nu. Broli. Čit neįsimaudėm. Atsidarėm. Super. Nu, persimečiau trumpas updėtas, tai sudirbu vėl tas taškas priešais vagą, ant kurio visi kibimai, tigrinis riešutas ir tas ananasas dabar buvo. Labai smagiai parsitempiau iki šičia ir čia jau išsitraukiau, tai labai smagi kova, labai aršus karpiukas. Super, atsidarėm. Net už namo važiuosim, jau vis šis tas. Nu, emocijos biškį atslūgų. Blemba karingas karpiukas buvo. Ir blemba ne keiksmažodis. Žiauriai smagiai traukėsi iš tikrųjų. Jau buvau pasilgęs to, dabar kiek čia 2,5 savaitės nežvejojau. Žiauriai smagiai traukėsi. Žiauriai gražus karpiukas. Žiauriai gyvi. Čia turbūt visi tokie energingi šitam tvenkinukį, aš taip įsivaizduoju, nes 3 kibimai, viena žuvis realizuota, viena iškart nuėjo, kitą parsitempiau iki žolių, neaišku, ką ten greičiausiai bus erškėtas, bet labai stipri buvo. Ir šitas karpiukas irgi kaip 6 kg, tai labai stiprus buvo, labai stiprus. Dar kol aš jį prašiau į graibštą, bet graibštas viskas gerai veikia, galiu parodyti, susitaisiau. Tai biškai čia pabaltavo, bet nieko tokio. Tai čia želinių super klijų įleidau iš vidaus ir tą ir viskas. Kuo puikiausiai. Super, super. Nu, žvejai, žvejokliai. 5 valanda. Jau 5 valanda, nes tenai persimečiau meškerikės. Po to karpiukų daugiau kibimų jokių nebuvo. Padariau pakeitimus, kadangi tik vienas taškas visą dieną judėjo, tai tam taške palikau taip kaip yra. O kitam taške buvo braškės šėriminis ir braškė popikas, tai vietoj braškės popikų uždėjau slyvos popiką. Tai braškės šėriminis ir slyva gavus. O kitam buvo krevetė. Tai tiek šėriminis, tiek popikas krevetė. Tai uždėjau šėriminį krevetę, o popiką uždėjau tokį iš Mystery Box'o. Tai pažiūrėsim, gal koks erškėtas susidomės. Ar šamas. Mažai šansų, bet vis tiek dar pabūsiu kelias valandėlės. 5 dabar, nu, iki kokių 9, manau, kad pasidėsiu. 9-10, žiūrėsiu pagal judesį. Jeigu prasidės kibimai, tai sėdėsiu, kol nustos kibimai, o jeigu neprasidės kibimai, tai neprasidės kibimai. Šie planai įgyvendinom jau. Iš vis bent vieną karpį pagauti per žvejybą yra, o da, kai važiuoji į trumpą žvejybą, tai čia yra pasaka. Realiai 3 kibimai, vienas iš karto nuėjo, galim sakyti, antrą pats palaidojau žolėse, nes blogai suvaldžiau žuvį, o 3 gražiai parsivedžiau žuvį, ne visiškai gražiai su niuansais, nes per meškeres pravažiavo, neišėjo apsukti, kai dar atėjo iki meškerių, nes nenorėjau vėl, kad nuvažiuotų ten į tą žolės, tai po to gražiai jau parsivedžiau prie kranto ir viskas gerai buvo. Tai šiaip kol kas žvejybą vertinam labai gerai.
vieta žiauriai faina. Man tas gamtovaizdis tenai tokį, kaip kalnai Lietuvoje, kas nebūdinga, tai įspūdingai atrodo. Ir šiaip labai faina, jauki vieta. Ramu, gražu, tylu. Tai šiaip turbūt akimirkai tiek ir susimatom ties kibimu. Nepatingėjau paimti kamerą, parodyti tą vaizdą, nes per GoPro labai sunkiai matos, ant kiek čia gražus gamtovaizdis, to priartinsiu. Žiūrėkit. Bandau nedrebint, bet vau, pasaka. Oi. Turbūt iš visų vietų, kur esu žvejojęs, tai atmosfera čia pati smagiausia sėdėti. Žiauriai, tas jausmas toks įdomus. Net neina perduot su kamera čia. Tokie kalnai nebūdingi mum Lietuvai. Gyvo akim viskas daug kitaip atrodo. Faina vieta, faina. Turim kibimą. Kažkokį įdomesnį. Labai prie dugno gaudu. Bet kažkas yra. Botanų metam po to pasims. Ne žolės. Yra. Ten galiu biškį šauniau padėti. Nesuprantu, čia žolės, čia tokia stipriai pasidarė. Biškį šauniuką pavažiuok. Neik visiškai tiesiai.
Lyniokas. O ką, lynas ne žuvis? Aišku, kad žuvis. Aišku, kad žuvis tas lynas, viskas gerai. Pagydom. Nu. Ramiai. Koks agresyvus. O, lyniokas vis tiek. Lyniokas bent judesys kažkoks. A ne. Dar biškai, gal tave pagydyti reiktų. Ir iš karto paleidimas. Tiek žinių. Lyniokas ištrauktas. Pam. Bet tiesiai žolės vis tiek suvažiavo jisai. Taip sunkiai per tą žolės išėjo. Ant braškės šeriminis ir slyva papikas. Kažin laivelis dar datams vieną tempim ar nedatams. Kas man atsakys į šitą klausimą? Bandom. Bandom. Kai visą laiką su bajeriukais užtempiant meškerę įsikrovė laivukas, tai su kita meškerė pasigavau. Jau galvojau, reikės plaukti, bet pasigavau. Jei parsitempiu. Wow. Ok, mažiau streso bus.
Gerai užmečiau. Operacija. Geriau už bet kokį karpį, o bum. Laivukas išgelbėtis. Už antenus. Streso aptarėjom. Gerai, daugiau jau nesimesim šitos meškeriais, viskas. Čius laukiam dar ant kitų dviejų. Jeigu bus kibimas, bus, nebus, tai po to pakuosimės daiktus į namo. Ate. Oi, kas įvyko. Užkibo tas lyniukas, pasitraukiau. Paleidau. Tada, galvoju, dar užsitempsiu kartą tą meškerę, nors laivukas rodė, kad jau viena padalo likus batkės. Nedatempus iki taško išsikrovė. Ir pizdu, galvoju, ties ta vieta, kur jau apsisukinėjau, išmečiau meškerę šiam kažkeli metrai. Išmečiau tą jauką, šviną panašiai. Ir grįžtant atgal kokią 30 metrų likus iki krantų, mirė. Laivukas neparplaukė iki krantų, nedatempė. Tai staigiai traukiau lauk tą meškerę, nusėmiau kablį, kad liktų tik tai švinas ir taip pasigalvojau. Kas čia įvyko? Oho. 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 O čia tai tempimas. O čia tai tempimas, vyrai. Jeigu šitą riboką ištrauksiu, viskas. Не просто, так и посмотреть. Ладно. Смотрите, хорошо. Целюй. Смотри, видите? Поймал. Привет. Вот. Вот скажи, что ты нравится. Это не видишь. O taip sustabdžiau užvežtų daromų.
Nu čia tai tikras sportininkas. Nu, labai jau sunkiai ištraukiau. Štai gražuolė. Kameros. Pasiutęs. Eik tu savo. Biškį norim. Nu, parodysiu jums. O toks grožis. Biškį atgal. Toks pikčiurna. Pirma pasveriam, po to pasidarom selfiuką. Jo, žuvis čia labai stipriai. Nu. $12 kilogramų. Su matu, nu tai dedam 10. 10 kilogramiukų. Veidrodukas.
pasidedam telefoniuką, įsijungiam kamerikę, pasidarom fotkytę. O šitaip. Dar GoPro žiūri į kitą pusę gyvenimo. O, dabar jau tikrai viskas. Dar šitą padėsim dėl viso efekto. Hey Siri, say cheese. Hey Siri, say cheese. Siri, say cheese. Siri, say cheese. Sorry, something went wrong. Shortcut says the action take photo is not supported on Apple Watch. Ką padarėm? Padarėm kažkokiu. Bus gerai. Einam paleisim tą pikčiurną. Žvejyba nuostabiai šiandien praėjo. O, toks. Tu pažiūrėk, koks jis nervuotas. Nu, nerviau. Paskutinės jėgas atidavėjai daužydamasis, nejaugi. Eik, tai koks grožis. Išplaukė. Išplaukė tas mūsų grožis. Tai pirmi du kibimai nerealizuoti, po to visi kibimai jau realizuoti. Supratom, ką blogai darėm, pasitaisėm ir prašau, žuvys krantė. Jau nebepermetinėsiu, aišku gaila, dar tik tai 6, 7, be 15. Bet laivelis įsikrovė. Dar tam iškeriai viena vandenį. Tai einu iš palėtų turbūt pakuotis daiktus. Dar susimatysim. Nu ką, mėly draugai. Kaip visą laiką jau iš po emocijų atslūgimų. Žiauriai stiprus karpiokas buvo tas 10-tukas. Vau. Jeigu reiktų lyginti su tais 15-tukais, kur prieš kelias savaitės traukiau dziduose, tai šitas daug stipresnė kova man pasiūlė. Iš tikrųjų net nustebau. Žiauriai stiprus karpis, žiauriai. Ir tas 6-tukas žiauriai stiprus buvo iš vis. Čia ta žuvis tokia smagi, labai smagi. Lyniokas irgi priešinos gan neblogai. Tai aišku gaila, kad įsikrovė laivukas, pasibaigė PVA. Tai jau nieko čia nebeišgimdysiu, pakuosios daiktus, žuvinį užmesta, gal išvažiuos, gal neišvažiuos. Kai jau visus daiktus įsipakuosiu, tada paskutinę žuvinę trauksiu lauk. Bet gali kitu momentu dar išvažiuos, maža ką čia gali žinot. Šiaip žiauriai fainas tvenkinukas, žiauriai patiko.
reiks tikrai jį sugrįžti, kada galėsiu su nakvynė. Čia tokia trumpa dienos žvejyba, bet super, vertinu 10 iš 10 šitą žvejybą. Kaip per dieną žvejojant tokie laimikiai tikrai neprailgu, tikrai neatsibodu, tikrai smagiai traukiau, pavargau traukti šitą žvėrį. Tai, wow, bet labai gražiai susikontroliavo. Jau palyginus supratau, ką dariau ne taip pirmais 2 kibimais. Nu, pirmas kibimas, tai ten nieko nedariau ne taip, nes tiesiog su uodega trenki ir įsikabinu. Jaučiau tą įsikabinimą, bet antrą tai parsivedžiau į žolės pats. Tai durnas buvau, už savo klaidą sumokėjau, kaip sakoma, o po to visas kitas žuvytės realizavau. Tai 5 kibimai, 3 krantė. Tai skaitau labai neblogai, dar žvejyba aišku nebaigta, dar viena meškerė ir kaip bebūtų vandenį. Tai einu išpalėtų pakojos daiktus, nu ir dar susimatom. O kodėl ne? Tai kol kas. Čiau.